Aš esu Romas Kubaitis, šiemet nuėmiau 30 derlių. Šiaip esu žemaitis iš Šilutės, bet man čia patika ir turbūt čia jau numirsiu. Važiuojam pažiūrėti, kaip suveikė naujas herbicidas Pontus. Sėjau kviečius rugsėjo apie 10, kai pradėjo pabiros augt, tai kviečių net nebesimatė. Čia matos kombainą, matyt, važiavęs pabirų daugiau yra. Pabiros stelbia pasėlį. Jeigu čia nebūtų nieko naudota, čia būtų kitais metais plika žemė buvusi. Tam, kad suprast, ar gerai veikia herbicidas ar blogai, tai reikia palyginimo. Tai vat, jeigu pasižiūrėt, kokią mes matom rugiagėlę. Nuo kryžiaus kontrolė. Ir rugiagėlė paveikta, tai jinai jau irgi mirštanti. Eini 4 bandymai daryti su įvairiais dalykais ir didžiausias efektas yra ten, kur panaudoti rudeniniai herbicidai. Tai pavasarį ir žalesnis laukas, ir stiebai tvirtesni, ir šaknis didesnės, ir tas stelbimas, na, sakykime, akivaizdžiai matos, kad jis yra minimalus. Nebuvo galimybės ir laiko tarpas sukovoti agrotechniniam priemonėm su pabirom ir kad jos nestelbtų pasėlio, buvo panaudotas Pontusas. Po Pontuso ne kiekvienais metais reikia pavasarį per purkštą. Patenkintas labai veikimu, pasėlis turėtų gyventi ilgai ir laimingai iki pavasario. Labadiena, Ramūnas. Sveikas gyvas. Kaip mūsų Pontas suveikia? Gerai suveikia. Gerai. Važiuojam pažiūrėti vietą. Nu, kryžius tebestovi, reikia šiemet nušveist, perdažyt. Gaspadoriai visi išmirė, dabar man reiks truputys. Nuo šito koliuko čia Pontas? Jo, čia Pontusas. Miglės nėra. Nu ir viskas numirė. Viena kita piktžolė tik tais belikusi. Ne. O einam pažiūrėti dabar į kontrolę, kur nenaudotas Pontusas. Piktžolių masė turbūt 4 kartus daugiau, 5 kokius. Va, jau miglė. Va. Va, čia yra viena iš įvairiausių, problematiškiausių piktžolių, kurios būtina sutvarkyti iš rudens. Jo. Tai va, iš kontrolės mes pririnkom visą pokštę grožybių, tai yra rugiagėlė, turim miglę, snaputis, kuris irgi darosi pakankamai problematiškas, ir beginklė dirsė, kontrolėje dar radom lipiką, nu ir viena iš grėsmingiausių piktžolių tai smilgolė. Ką pastebėjom, tai, sakykime, kur purkšta kitų biškį herbicidų, ne? Tai piktžolių kiekis turbūt 4-5 kartus Pontuse mažesnis. Ne. Tai va, tas pagrindinis dalykas yra rudeninių herbicidų, kad neleistų įsivyrauti piktžolėm ir neustelbtų pasėlių. Pontusas, pavyzdžiui, greitai suskyla dirvų ir jis nekenkia kitiem augalam, tokiem kaip dobilam, žirniam. Jeigu įeiti į 4 arba 5 metų sėjomainą, 1,5 tono kviečių kiekvienais metais gauni už dyką. Jeigu į sėjomainą jungi dobilus, dar gauni po 150 kg salietros už dyką. Reikia vertinti viską komplektiškai, ne tiek, kiek tas produktas kainuoja, bet kokią naudą jis atneša, į kokią pelną jis sugeneruoja. Tai rezumuojant, Pontas, galima sakyti, yra kokybiškas sprendimas geram rezultatui, tam, kad mes turėtumėm kokybišką ir gerą derlių.